Labas, brangiai. Neįsivaizduosit. Gaminau jogurtą. Tai šitą pirmą kartą gyvenime gavau siuntinuką iš Fitline, labai džiaugiuosi, sakau, noriu pabandyti pasidaryti, sako, okei, atsiuntė. Jie turi tam skirtą specialius podus gaminti jogurtui. Gavau dovanėlę, proteininį botanėlį, šį rytą valgiau, buvo labai skanu. Tai man atsiuntė pasižiūrėti, jie turi ten specialius indus gaminti šitiem jogurtui. Galima naudoti ir savo pačius, tai sakau, padarysiu tokį trumpą apžvalgą, pasižiūrėsiu, kaip tai gaminasi ir panašiai. Tokie labai įdomus indai, kad plastikinė paprasta indelis, šypsausi, džiaugiuosi gavęs, jį įsideda kitas, norint pagaminti jogurtą. Tai va, gavau, pakuoti yra viso 6 pakeliai, tai realiai gaunasi 6 kartams. Kad pasigaminti, tai reikia 1 pakelio, 1 litro, karšto vandens ir viskas. Tai pats procesas pakankamai nesudėtingas. Iš tikrųjų, pasižiūrėjau dar kelis kartus, kad ar viskas būtų gerai. Tai taigi mes pasiimam indą, susipilam maždaug indą 0,5 litro pieno ir suberiame pakelį. Ir tada reikia gerai išmaišyti. Rekomenduoju tokią plakimui skirtą šluotelę. Nežinau, kaip ten vadinasi. Neturiu. Pasirodo, neturiu, tai teko šakutę, biškį labiau pavargti. Bet tai va, aš maždaug supyliau 0,5 indelio pieno, tai galite, kaip ir sakiau, naudoti savo, jeigu jums patogu. Turite, svarbiausia, kad būtų panašaus dydžio šitą dalyką, kad vėliau jį reikia įverdinti vandenį. O štai mano šuniukas Aras atėjo, važiuot, ką aš čia tokio gaminu, jogurtą irgi pats neteikė. Tai va, tai į pieno, viską daroma namų temperatūrą, nereikia specialiai nieko kažko kaitinti. Susipyliau 0,5 litro pieno, supyliau visą pakelį mišinio ir bandau viską išplakti. Tai biškai užtrukau, tai čia prasikirpsiu tą video. Tai viską plius minus išsiplakęs tvarkingai. Dar čia biškai pasimaišau, kad būtų galima ištirptų viskas vandenyje. Ir supilu visą likusį pieną. Nežinau, kodėl negalima vienaip ar kitaip, kad iš karto visą pieną, bet turbūt tiesiog paprasčiau plakant, kad neišsitaškytų per kraštus. Tai va, susipilu į indą visą pieną ir labai svarbu vėliau, kai uždenginėja dangtelį, kad labai kuo stipriau paspaus, kad esantis oras, kuo daugiau oro būtų išeitų. Kuo daugiau išeitų, tai aš čia uždarau dangtelį ir dėsime į kitą indą. To labai patogu, kad vėliau pasižiūrėjęs, įsiaiškinęs, kiek kur ką reikia, man čia bandau paspausti, kad kuo daugiau oras išeitų, tvarkingai uždaryti. Vėliau įsiaiškinu į kitą indą, kiek reikia pilti vandens ir visą kitą pradžioj nepasidomėjau, bet va, jisai gražiai įsistato, bet principus galite naudoti savo bet kokį kitą indą, kad būtų galima. Jis ten turi biškį šilumą palaiko, storesnės sienelės, ne taip greitai atvėsta ir panašiai. Taigi pripilu į indą vandens, bandau testuoti kiek reikia. Va šį principą tenai iki tų baltų iš tikrųjų reikia dapilti, vėliau išsiaiškinau. Tai va, uždėjau, uždariau ir padėjau. Biškį buvo per daug vandens, prabėgo, bet nieko. Užsidarė. 10 valandų reikia palikti. Kuo ilgiau palieka, to jisai rūgštėja. Galvoju, gal kažkiek tai ir pas mane. Šiaip labai nustebino, iš tikrųjų, labai graži konsistencija gavosi jogurto. Tai tikrai, galvojau, bus kažkoks keistas, panašiai, man sakė, gali būti panašiai kaip panakota, kažką tokio aš galvojau, okei, bet šiaip tikrai nustebino. Pirmas šaukštas, pasižiūriu, kaip tai atrodo ir nerizikuoju labai daug ir nepaimu paragauju. Paragauju ir iš tikrųjų skonis nėra toks labai super wow, pasakysiu, jis turi tokį rūgštumą, bet turbūt gal pas mane pernelik šiltesnė temperatūra, bet pati konsistencija visai smagu. Ateičiai, kai darysiu, tai tikrai reikėtų kokiam sultim pasigardinti, ar reikės uogų įdėti, nes tai yra skonio dalykas. Man gal kažkiek tai buvo per rūgštu, bet manau, kad kitiem labai patiks. Tad taip trumpai apie jogurto gamybą namie.